Tai čia vadinam tas užspaustas emocijos, kurios ilgainiui, jeigu mes vis savęs neišreiškinėjam ar ne, arba su savim nesusitvarkom, tik vis nuryjam, kažkaip tai va, tai tas po to jau aišku išeina į sprogimą. Dėl to šitas nėra gerai nuryjinėjimas. Jau geriau kažkas nepatiko, tai ne ten kažkaip tai, ar tai iš baimės, ar tai kartais ir iš tų pačių nevadvasinių per didelių kažkokių prisigalvojimų, kad kaip čia dabar nepadoriai atrodys, jeigu aš ten ant vaiko surėksiu, ar dar kas nors bus, sakykime, ar ne, ar šeimoje, ar kažkas, tai aš va, tada gal gniaužiuosi, kol vis vien kažkokią tai dieną aš prasproksiu, tai bus dar blogiau. Tai va, iš tos pozicijos žiūrint, geriau neužsilaikyti. Geriau tik vis tiek, kad vėlgi sąmoningumas turi įsijungti, nes tai yra impulsas, pirminis impulsas, ar ne? Realiai, jau aš turbūt ir minėjau, gal praeitose susitikimuose, realiai mes patiriam kažkokią tai įtampą, sakykime, ne tą kažkokį tai, nežinau, pyktis, kas tai bebūtų, tik tai 15 sekundžių. Tai yra tas natūralus toks mūsų impulsas. Ir dėl to aš ir sakau, 17 sekundžių save sekam, ar ne? Tai va, po to jau įsijungia jau įpročio tam tikri šablonai, jau įsijungia toks savigailos gal kažkokie tai dalykai, kažkoks noras prisiminti dar kažkokių 10 istorijų ir dar jas prikišti tam pačiam momentui, kur ten įvyko, sakykime, dėl vienų dalykų, tu dar 10 kartų dar kažką tai atsiminsi ir ten į tą patį sukiši, kad dar daugiau tą burbulą išpūs. Žodžiu, atsiranda jau visai kiti dalykai ir tada žmonės užsisuka tuose kažkokiuose istorijose savo, ne tik tam kartui ir tai dienai, o žiūrėk tam ir dienom, ir mėnesiais, ir netgi metais. Tai va, tai čia jau yra, aiškiai, nebesveikia dalykai.